Alytus Plius esame svečiuose pas Robertą Kunigiškį. Dabar esame Alytaus rajone. Alytiškis yra teisininkas, tačiau širdyje jisai, tiesiog nežinau, sodininkas, netgi Facebook'e pasivadinęs. Ir dabar esame, mūsų įsileido į tokią didelę augalų karalystę, kur 3 hektarų plote yra fantastiško grožio ir fantastiškų visokių tenai augalų. Apie visą tai mes pakalbėsime, bet pirmiausia apie sedulas. Gerbiamas Robertai, sedulos, kas čia per stebuklas? Paprastai tariant, kad būtų žmonėms aišku, sedula geltonžiedė vadinama lietuviškai, kitur pasaulyje žinoma kaip kizil, ir lotyniškai cornus mas. O paprastai tariant, tai galima sakyti, kad tai yra rudeninė vyšnė. Skonis lygiai toks pats kaip vyšnios, yra viduj kauliukas, uogos sveria vidutiniškai 4,5 iki 6 gramų dydžio. Ir kuo jos naudingos? Nes jūs dalyjatės ir Facebook'e, tam tikrais ir patarimais ir taip toliau, bet tikrai ne kiekvieno sode auga sedulos. Pietų Lietuvoje tikrai galima auginti, tikrai sunoksta. Turiu keletą variantų iš Matelio. Jono vis kažkada parsivežęs buvo iš Kijevos botanikos sodo. Tai va štai šitos uogos. Medeliai šie yra iš Lenkijos, nupirkti buvo. Bet kadangi labai prasta kokybė buvo uogų, jos buvo mažos, man teko viską perskiepinti. Visus 14 medelių. Savomis rankomis. Tai va čia dar padaręs suokiavimus, kai kurias šakas, nes štai yra originalas lenkiška uoga, kuri buvo. Tai visai kitokia. Štai lenkiškos ir štai yra, paimsim dydį, įsivaizduosit, koks yra dydis iš Kijevo botanikos sodo. Tai didelis skirtumas. Labai didelis. Išeiga čia yra normali. Apie 30% sudaro kauliukas tik tai. Tai 60 su virš procentų gaunasi išeiga. O iš tų lenkiškų, tų vadinamų, kur kažkada buvau įsigijęs, kaip matot, naudos nėra visiškai. Tai kaip teisininkui pavyksta net visaip čia ir skiepyti ir taip toliau, tai tiesiog visa širdimi jūs gamtos vaikas? Pomėgis toksai. Mėgstu sodą, mėgstu augalus, rinkau įvairiausias kolekcijas, pradėjau vynuogininkystę prieš 25 metus rinkti iš visur įvairiausius variantus, iš Volgogrado daugiausiai, iš Ukrainos, iš Baltarusijos, iš Amerikos. Ir sudaręs buvau kolekciją, buvo virš 70 veislių vynuogių, dabar likę jau mažiau. Šis augalas man toks, kaip sakyt, labai mielas, jis labai derlingas, žydi jis labai anksti, kai būna šaltis tik nueina, prasideda šilumos kažkoks tai kiekis ir jis tada pražysta. Pirmasis būna geltonas, labai gražus. Po to, kai grįžtamosios šalnos jau būna, jis jau būna suformavęs uogeles, ir uogelė šito šalčio jau nebebijo. Čia pas mane buvo šiemet 8,5 šalčio va šičia. Tai graikiniai riešutai, ten slyvos, obelys, viskas nušalo. O sedula, kizilas liko sveikas. Ką jūs darote iš sedulų? Nežinau, kad šito jūsų augalų karalystėje matom ir labai daug moters rankos, ir gėlės, ir visokie darželiai, bet be abejo tikiu, kad sedulas, sakykime, žiemai ruošia žmona. Ką jinai daro, pasakokit? Džemą darom, nukaulinam, padarom džemą ir darom pastelės. Vadinamas pastelės, kaip pasigaminti yra internete filmukų. Tai dedam pakepintus riešutus. Išdžiovinam ir gali ilgai stovėti. Yra dar pernai darytų, dar šiemet gabalėlis kažkur užsilikęs. Tai žodžiu, džiaugiasi vaikai pas jūs atvažiuodami, nes visada kažkokių saldumynų, skanumynų mama gali ištraukti. Čia originalus skanumynas, kaip sakau, skanus šokoladas tikras. Nereikia pirkti. O ta prasme, dėl tų visokių vitaminų, imuninės sistemos, ką jos sako? Jis turi labai daug vitaminų uogos. Kai sunoksta būna saldžios, tik tai transportabilumas nėra labai geras.
kai sunoksta, jos pasidaro labai minkštos, saldžios ir tada jau transportuoti yra kiek sunkiau. Sudėtinga. Tai žiūrėkit, Robertai, šitoj 3 hektarų karalystėje, ar jūs iš to gyvenat, ar vis tik tai yra jūsų tik hobis? Pomėgis. Gyvenu iš pensijos. Taip. Tai tiesiog prasideda pavasaris ir čia jūsų dienos naktys. Taip. Augalai prašo pagalbos. Nes jei jiems nepadėsi, gero neturėsi. Tai jūs čia ir genit, ir juos laistot, ir skiepijat, ir visus kitus dalykus. Taip. Tai čia tik dviese su žmona ar telkėties kažkokią pagalbą? Dviese. Dviese toks pomėgis. Taip. Žmona prižiūri gėlytės labai, rožynas, kanos, irgi kolekcionuoja įvairiausias. Tai žodžiu, abu tokie gamtos žmonės visiškai. Ar pas jūs galima kažko nusipirkti? Galima. To čia nekomerciška, bet, ta prasme, mačiau Facebook'e, kad sedulų perteklių galite parduoti, tai riešutus jūs ir visa kita kažkoks toks truputėlį. Taip, šiemet graikinių pardavimui kaip ir nėra. Nes nušalo? Nes nušalo, o aktinidijos prie sienos net nušalo. Aktinidijos, tos kaip kiviukai tokie. Taip, pradeda ankstyvą vegetaciją jų labai. Jų auginiai buvo paaugę nemažai ir šaltis juos numušė, o regeneracijos nėra, uogos neatsistato. Ant vynuogių atsistato, kad ir dalinai, bet ant aktinidijų ne. Tai Robertai, sakykit, sakot, gyvenat iš pensijos, teisininkas, ta prasme, pagal profesiją visą laiką Alytuje dirbęs, atidavęs darbinę tą visą. Ką jums reiškia šitas buvimas gamtoje nuo pavasario iki vėlaus rudenio, visas šitas sodininkavimas, net Facebook'e pasivadinęs sodininkas Robertas? Ką reiškia? Įdomų gyvenimo būdą. Gal taip apibūdinčiau vienu sakiniu. Tai yra įdomu. Ir labai puiku, kad sutampa su žmona. Taip. Nes jeigu žmona norėtų patingėti prie sofutės, tai tada jau prasidėtų žodžių karai. Ne, žmona tikrai darbšti. Iš kaimo vietinė, taip kad viskas gerai. Gal ir sveikatos net priduoda tas buvimas? Judėjimas. Vaikštai, judi, žiūrėk, vienur tai žolę tik nupjoviai, šiemet kai lietinga, kitam kampė vėl reikia pjauti. Ir va taip eini. Tai medį pagenė, tai kažkas nulūžo, tai parešti reikia, va taip ir nesibaigiantys darbai. Galų gali ir uogas paskinti irgi jau reikia. Tai kągi, Robertai, ačiū, kad įsileidot į savo karalystę augalų. Dėkui jums, kad atvykot.